jūsų nešiojamasis kompiuteris neveikia taip, kaip reikia, atsibodo jo pasenęs dizainas, reikia naujo nešiojamojo kompiuterio darbui, mokslams ar žaidimams, jei bent į vieną klausimą atsakėte teigiamai, esate reikiamoje vietoje. Kaip išsirinkti nešiojamą kompiuterį taip, kad jo galimybės maksimaliai atitiktų jūsų poreikius? Į šį klausimą nėra vieno teisingo atsakymo, bet esame mes ir keletą praktiškų patarimų, kurie padės rasti idealiai jums tinkantį įrenginį. Pirmas žingsnis arba naudojimo paskirtis. Renkantis nešiojamąjį kompiuterį labai svarbu atsakyti į klausimą, kam jį naudosite. Ar naudosite jį tik paprastų dokumentų tvarkymui, naršymui internete, filmų peržiūrai, ar norėsite žaisti žaidimus, redaguoti nuotraukas ir vaizdo įrašus. Paprastam kasdieniam naudojimui nereikia tokio galingo įrenginio, kokio reikalauja žaidimai ar grafinės programos. Antras žingsnis. Arba kur naudosite kompiuterį. Kuo daugiau turėsite judėti ir nešioti su savimi kompiuterį, tuo lengvesnis jis turėtų būti. Čia taip pat atsižvelkite ir į jungiamumo galimybės bei į baterijos veikimo trukmę. Pagal ką rinktis? Kai atsakysite savo į klausimus, kur ir kaip dažniausiai naudositės nešiojamoju kompiuteriu, galite pradėti rinkti konkretų modelį. Kaip? Atsižvelkite į kelis parametrus, kuriuos netrukus aptarsiu. Operacinė sistema. Dažniausiai šiandien tenka rinktis iš dviejų operacinių sistemų – Windows ir iOS. Windows – tai labai didžiulės įvairiausių programų pasirinkimo galimybės. Ofiso programų paketai ir tvarkyklės, įvairiausi garso ir vaizdo grotuvai, kelios naršyklės ir tūkstančiai žaidimų. Ir dešimtis antivirusinių nuo 100 virusų. iOS – nuostabiai subalansuota sistema, kuri praktiškai idealiai suderinta su techninė įranga. Minimalios virusų rizikos ir paprastas valdymas. Tiesa, prieinamų programų skaičius atsilieka nuo Windows sistemai prieinamos armijos. Ekrano dydis. Nešiojamųjų kompiuterių ekranų įstrižainės dydis varijuoja nuo 11 iki 17 colių. Jei dirbsite su didelėmis duomenų bazėmis ar plačiomis lentelėmis, žaisite žaidimus ir žiūrėsite daug filmų, patogumo sumetimais rinkitės didesnės įstrižainės ekraną. Tačiau nepamirškite to, kad kuo didesnė ekrano įstrižainė, tuo daugiau energijos naudoja nešiojamasis kompiuteris. Procesorius. Tai nešiojamojo kompiuterio sistemos smegenys. Nuo procesoriaus priklauso, kaip sparčiai veikia jūsų įrenginys. Pagrindiniai įvairių procesorių tipų skirtumai slypi tokiuose parametruose kaip branduolių skaičius, architektūros tipas ir taktinis dažnis. Kuo daugiau procesorius turi branduolių, kuo naujesnė jo architektūra ir kuo didesnis taktinis dažnis, tuo greičiau veiks jūsų nešiojamasis kompiuteris. Operatyvioji RAM atmintis. Kuo didesnė RAM atmintis, tuo sparčiau veikia nešiojamojo kompiuterio sistema. Tad operatyvioji atmintis taip pat yra labai svarbus faktorius renkantis nešiojamąjį kompiuterį. Šiandienai standartas 4 arba 8 GB. Vaizdo plokštė. Didelę savo išteklių dalį nešiojamasis kompiuteris naudoja vaizdų apdorojimui, todėl našumas priklauso ir nuo to, ar ir kokių charakteristikų vaizdo plokštė. Vaizdo plokštės būna integruotos ir diskrečiosios. Integruotos vaizdo plokštės yra integruotos į procesorių ir naudoja nešiojamojo kompiuterio resursus. Jos tinka bet kokiam darbui, HD vaizdo įrašų peržiūrai ir paprastiems žaidimams. Nešiojamųjų kompiuterių modeliai su integruota vaizdo plokšte kainuoja mažiau. Tai geras variantas tiems, kurie nešiojamąjį kompiuterį planuoja naudoti darbo ir paprastiems kasdieniams tikslams, bet ne žaidimams ar užduotims su grafinėmis programomis. Diskrečiosios vaizdo plokštės integruotos atskirai ir naudoja savo išteklius. Tai tinkantis variantas visaverčiams, pažangiems žaidimams ir grafinėms programoms. Kompiuteris su diskrečia vaizdo plokšte kainuoja daugiau, tačiau savo sparta žymiai lenkia integruotas plokštės. Kietasis diskas. Egzistuoja du diskų tipai – HDD ir SSD. HDD diskai yra pigesni ir pasižymiai didesnė talpa nuo 500 GB iki 2 TB, tačiau užima daugiau vietos ir sunaudoja daugiau energijos.
SSD diskams reikia mažai vietos ir energijos jums reikia mažiau. Tačiau talpa jų nedidelė, dažniausiai tai 128 ar 512 GB. Jei nesiruošite kompiuteryje saugoti milžiniškus failų kiekius, o autonominio veikimo laikas ir kompiuterio sparta yra prioritetinis dalykas, rinkitės nešiojamojo kompiuterio su SSD disku variantą. Jei jums reikės daug talpos, rinkitės kietąjį HDD diską. Aišku, optimaliausias pasirinkimas yra 2 diskai – SSD ir HDD kartu. Išsamesnės informacijos ir patarimų ieškokite mūsų pirkimo gide. Taip pat galite pas mus rasti kai kurių modelių video apžvalgas, kuriuose ekspertiškai įvertinami konkretus nešiojamieji kompiuteriai. Išsirinkę nešiojamąjį kompiuterį pasirinkite jums priimtiniausius apmokėjimo ir pristatymo būdus. Esant klausimams, konsultuokite su mūsų specialistais jums patogiu būdu – telefonu, elektroniniu paštu ar prekybos vietoje. Varlė.lt. Kai reikia kainos ir patarimo.